trikampio pusiaukraštinės nubrėžtos dvi AE ir BF ir jos kertasi taške O. Ir mes žinome to trikampėlio mažiuko plotą EOF, o mūsų klausia AOB ploto. Prisiminkime pusiaukraštinių savybę. Pusiaukraštinės dalina viena kitą santykiu 2:1 skaičiuojant nuo viršūnės. Taigi mes žinome, kad BO sutinka su OF, taip kaip AO sutinka su OE, taip kaip 2:1. Ir be to kampai štai šie yra kryžminiai, reiškia vienodi. Taigi mūsų trikampiai yra panašus pagal dvi proporcingas kraštines ir lygų kampą tarp jų. Trikampiai panašus, panašumo koeficientas yra 2. Tas trikampis AOB, jo kraštinės yra 2 kartus didesnės už trikampio OEF kraštines. Tačiau šių trikampių plotų santykis mes žinome, trikampio AOB plotas padalintas iš trikampio OEF plotų santykis lygus panašumo koeficiento kvadratui, taigi 4. Taigi mūsų trikampio AOB plotas yra 4 kartus didesnis už trikampio OEF plotą. Reiškia, mūsų trikampio AOB plotas yra 4 kart 10 lygų 40 kvadratinių centimetrų.